Labą rytą. Pirmadienio rutina. Visą techniką vos neįsivaryti iš angarą, kad atsilaisvinti įvažiavimus, viskas statyta. Aš penktadienį mulčiavau lauką. Tai parėjo vėla į sparną. 2 skylės, kilims ir biškį čia nuskėlė. Tai reikia nuimti sparną dalį ir arba patys sulituosim arba vešlituoti. Nu va, nuimt laikos ant 1, 2, 3. Čia šone šits buvo visas. Dar 2 varžtai. Ir ten 2 varžtai. Čia visas tas valdym sparną prieiti. Tai va, tas 2 skylutes sutvarkyti reiktų. Nu, bandau pastvarkyti. Jau kiek jie gale biškį prilitavau su metaliukais visokiais. Nu, vieną detalytę padariau jau. Įdėjau tokį lapuką. Dabar reikia šitą sutvarkyti. Šitą biškį bus sunkiau. Bet čia visai niek, atrodo matysis, aišku, kad tvarkytum, čia nebent prišveis kažkaip gražiai. Arba kažką panašaus rasti šitą pakaitintą vietą pataškuoti. Kažkaip sugalvosim gal. Bet sakys, kad gerai ir turbūt ir bus puiku. Nu, spjausiam tokį. Turėtų būti gerai, sain gražiai. Reikia tik daryti dabar. Donor Kircherė buvęs dangtelis, korpusas. Lapuką įdėjau, tą visą su metaliukais, kaip priklauso, tvirtai. Gražiai įsipjovėm. Na, va, bandysim kažkaip padaryti, viskas, kad būtų gražu. Nu, всё. Nieko čia gudriau nesugalvosi. Bus kaip bus. Na va, atgal. Nu, biškį matos, šiaip būtų neblogai su šveis, su širkštesniu, o paskui su švelnesniu, gal susilygintų. Čia netvarkyt. Čia tvarkyt. Bet bus gerai. Labai švarus. Rūgštynių pilna. Ir aliejai neridega. Tabletės. Valosi. Lubinas čia yra, bet kitokia veislė jau, jis labiau kai tabletės yra. Kai sieji stringa ryte biškį nuo jų. Čia rūgštynės, man atrodo, rūgštynių sėklikės yra. Tai va, kiek galiu sėti rūgštynių. Tikrai gražiai. Bet šiukšlių daugiau negu pačių lubinų. Nu tai va. Bet šiaip gerai. Jie ryja. Jie kulės biškį vėliau nei prastiniai. Ir žydi gražiau. O čia, va, kaip pavyzdys, mažiukai, paprastų lubinai, kokie mažiukai yra. Bet šitie jau yra iš džiovyklos, tai jie dar susitraukia yra. Jas reikia dar kartą valyti, nes daug grikių turim, nenumirė žiemą grikiai, tai
Turim grikių lubinuose. Irgi valysit per kapšiuką. Pervežam kviečius su kaušiuku į kitą sandėlį, tai nedaug yra, gal tik 10 tonikių. Tai gal biškį daugiau, 15. Tai nedaug tų valandikė darbo. Į kitą sandėliuką pervešiu. Sandėliuką, mangariuką. Sveikis. Reikia išpilt lubinus ten, priekabas yra pilnas džiovyklas. Ir paskui rugius reikia iškrauti į strongą, nes vakar su daniškai įsikroviau, tai daug žaidimą pristumti į tą tarp kupų reiks stumti, da plius valamoji šalia, tai reikia tą kampą saugoti ir padangą saugoti ir neinies normaliai iškelti viršų, kad išbėgtų tie visi rugiai iš tas priekabas. Tai taip dabar greitai. Sutvarkyti kamputį reikia. Nu, ir paskutinis kaušiukas. Jau biškį siurblys pavargęs JCB. Nu, į lubinus. Žirniai beveik švarus, bet dar reikia pavaldyti. Aliejinis rizika. Saldukai ir žirniai. O garselis koksai. Kaip koks griaustinis būtų. Ir va pro vieną štekį praėjus, saldukų čia nėra.
skrenda skaldukai. Bet tie skaldukai, kaip manau, yra iš čia, nes ir gan daug suskaldyti. O kaip jis eina, tai nežinau. Tie skaldukai. Kai bus pilns, parodysiu, ką turim ant viršaus. Vežam padėti. Technikas pilns kiems, pravažiavimo nulis. Va, turim dar vieną rusišką vektorių. Jei kam įdomu, tai jisai irgi dar važiuoja ir kulia, ir dirba, ir dar dirbs. Tai yra 3 kombainai. Vektoras, Akrosas ir Leksionas. Kaip ir buvo žadėta, kas yra maiše, žiūrniai be skaldukų. Praėjus, yra, o biškį paskaldė. Matos tokie, ne, atsiprašau, čia tik žievelį. Nors paskalda. Nu jo, lemba, jeigu žievelį įtrūkus, jinai įsilukštens ir skalduks bus, ne? Logiška. Nu dar yra, klausyk. Turim sumaištį angarę, visi traktoriai suvaryti iš panaties, o man priekabą reikia išpilti ten. Reikia kažkaip išmanevruoti, pabiški. Vietas neturim labai daug. Priekabas įsukęs trukdo. Padangų nesuvaryti. Nu jo, lemba tą klausiuką pasistačiau čia nei 1, nei 9. Nu, biški turim tų rūgių. Apie 100 tonų gal yra. Jau baigęs tūpaitės čia, o dar vieną priekabą reikia išpilti būtinai. Tai čia dar biški vietas yra. Čia išpilsim vieną priekabą. Bus gerai. Labai nervina rytais, 12 laipsnių šilumos. Tai šalta iš tikro, o ant pietų 24, karšta. Tai ryte nežinai kaip rengtis ir po pietų. O nori būti su diena patogiai.
Kaip minėjau, dar viena rugių priekaba ir dar bokštą. O čia tai masyvumas traktoriaus. Man jie tik lauk reikia išvalyti. Maži žmonės įdėję. Ačiū, kad buvot kartu. Bazirai čia. Dar švelniai užsidaro. Didingoji Valtra. Šiaip smagus traktorius. Kabina ant oro pagalvių. Tai nesmagiai važiuoja. Smagu dirbti su ja, nors dirbęs į vieną kartą esu. Įdomu šambiščiuką žirnius. Šiaip reiktų pabaigti šiandien juos, bet kaip bus, tai bus. Nu, dar viena gal tiltų, bet labai sunkiai. Galva nusisuk gali. Nu ką, baigiam beveik žirnius valyti, jau ten nebedaug lika porą kibirų realiai. Tai reikia atkabinti džendyrą nuo purkštuvo, užkabinti palms priekabą ant jo. Vargais negalais, bet jie jau vietoj. Užkabinau. Šilta. Gerai, kad jį su ko pasikelti. Reikia susitvarkyti varikliukus. Kas darinėtus. Bent jau vienas. Sugalvosim kažką. Šitie varikliukai skirti ant siejamosios, kad technologinės vėžės darytų. Tai kairės pusės jie normaliai veikia, o dešinės pusės neužsidaro. Nes va, iškrito žvaigždutė. Taip turbūt įdėta. Čia ant galo turbūt pipsiukas toks susidėti. Kur tas pipsiukas? Nėra. Nu blemba, kad šis tvarkingas, čia nieko nėra įkišta. Ne, taip jis kažkaip turbūt, kaip įklijuos čia yra.
Nežinau, kaip sutvarkyti. Negerai. Nu viskas, aišku, šyra. Čia buvo toks pasilikus ta žvaigždutė. Tai ant to kitą uždėjau. Dėsnis sveika, graži. O čia jūs tikrai nematysit, nes kamera nesufokusuos. Šita yra skilus. Per šitą vietą. Ir jinai... Dėl to taip slankios. Čia tiesiog turi užsidėti taip gražiai, kaip užsipresuoja ir viskas. Tai čia neis jūs tvarkyti. Aha, sukaupu. O padangykės turi gerai lėkti. Važiuojam pasisverti. O, labai smagu parodyti, kokią kroviką turim rugių. Šitas, aišku, reiktų dar sustumti. Ir būtų labai gerai. Reikia sustumti maždaug iki šitos linijos. Tai nereiktų važinėti per juos. Būtų puiku. Ką, Džundyro savo darbą šiandien baigė. Dar maždaug ten 3 gal kaušiukai kviečių dar rugių liko. Tai jos į kaušiuką, kad priekabas nereiktų stuminėti, nes čia dėl kokių 6 tonų tai tikrai neverta. O gal net tiek nėra. Tai jo pliusų kaušiukų gali pasipilt kur nori. Viskas patogiai labai gaunasi. Liuks! Gerai, angarą apšviečia, kai visas lempas sujungtas. Čia dabar kas antrai jungta. Kai kiekviena sujungta, tai... Opa, dar šviesiau. Nu va. Vakar darbo pabaigą užsikišom po 3 elevatorių. Šiandieną atidariau sklendę, išleidau šitą elevatoriaus įkyro rugių, dabar reikia eiti lipti duobę ir semti į kaušiuką su kibiriukais. Rugių labai nedaug ten. Tuoj baigsimės juos sukrauti. Viskas tilps. Ir bus labai gerai. Nu nebedaug šiluką. Jau tuoj. Nu ką, viskas su rugiu. Bent jau su šito, kuris į pardavimą. Liks tik sėklai įsivalyti, turim atskirai pasipylę. Viskas šį bokštą. Nu, tilpo. Šiaip ne taip. Aišku, čia galėjom pasidėti dar stulpą. Bet paskui būtų sunku įvažiuoti. Na, vien žodžiu. Tai kadangi su rugiais viskas šiam momentui, tai kulia avižas, tai reikia pasikeisti sietus, valomosius sietus į avižinius avižoms. Ir pradėsim valyti jas. O dabar einam dar biškį patvarkyti. Čia kažkurį reikia pakeisti. Trišakį. Va, trama jinai yra. Metalinė. Medinė. Bet labai sunki. Ąžuolinė. Ir saugi. Ir viskas gerai. Oi. Kažkodėl tas naujas šlangutės, kai įmau į senus sujungimus, tai nušaudinėja. Tai reikia dėti naują sujungimą. Mes turime čia trišakis. O, trišakis. Nuspaudė vieną galą, įkiši. Ten į tokie karbukai. Tuo pačiu mums reikės ir šlangas galą. Ir peilį reikės, ir replių, ir ko tik mums nereikės. Ir 18 reikės rakto. O, nu šitą nušaudiniai. Tai va, ta pati istorija. Reikia atsisukti šitą, pakeisti šitą. Na va, pakeitėm
šitą naują šlangutę, šitą sena, čia nauja. Pirmą kartą, kai surinkom, buvo kažkokia dalis iškritus. Dabar gerai. Tai va, kai išpylė žuvo ten porą tonikių, tai ne porą tonikių, 2 bunkerius. Tai sukrovėm į džiovyklą. Tai dabar kviečių dar yra priekabo vasarinių. Tai kviečius reik suleist, išpilti į duobę ir pravalyti ir išpilti į priekabą. Tai pastatysim vėlgi priekabą po išpilimo vamzdžių ir padarysim, kad provalomoje tiesiai bėgtų priekabą, o ne į bokštą ar į džiovyklą. Kai vakar matavom drėgmę šitų kviečių, tai 17 su biški. Nu va, tai galvojau po vamzdžių išleidimą. Einam dabar. Įjungsim, žiūrėsim kaip varo. Nes sietus palikom tos pačius, kaip ir varėm avižas. Man atrodo, ten iš duobės džiovyklą, ne? Jo. Iš duobės džiovyklą. Sklendę pasirišom, kad eitų ne į džiovyklą. Oi, super. Kad eitų ne į džiovyklą, o į vamzdį tiesiai į priekabą. Šitą užsidarėm, kad nepribirėtų konusą, dozavimą. Na, turėtų po biškį pasirodyti, paprašau. Nu, tikrai švaresni nei buvo. Kviečiai. Avižos, tada čia išpylė avižas. Avižas. Labai daug neįsilukštenus. Atrodo gražiai. Bet labai nemalonu su jiem dirbti. Niešti viską. Traktorių ir šiukšlėm. Klasika. Nu va, čia kas eina nuo viršutinė ir apatinė sieta į šiukšlės. Tai biški turim žukas bekonę, smulkesnę sietą, man atrodo, sakė, neturime. Paskui visokias žolės. O čia kas eina, tai nuo cikloną. Ką ciklonas partraukia, tai labai lengva šiukšlės, bet labai sunku jas iškratyti. Na va, tą patį darbą heliai dirbam 2 kartus, nu, nes kitaip neišeina. Taip jau turi būti. Reikia pasiimti tą džondyrą vakar, kur išvaliau kviečius, vėl pilti duobę ir krauti džiovyklą. Ir paskui dar ten turim biščiuką žieminių. Tai damės porą kaušiukų, nes kai pusė džiovyklas eina, neina džiovinti. Yra 2 davikliai ir lemputės tokias 2 toj spintoj. Tai turi bent viena lemputė užsidegti
O ta prasme, džiovyklai turi būti pripilta iki tam tikro lygio, kad galėtų džiovykla džiovinti. Nes nei pusė, pavyzdžiui, džiovyklas nedžiovina. Jis yra lievai šiaip tais. Tai kaip ir tų vasarinių vagačių prisikūlėm, bet neturim. Nu turim tų vasarinių, bet yra ir sėklai palitų negali maišyti. Tai va tos, ką dabar išpilsiu iš priekabos, tai neužteks. Reiks davežti. Čia va sėklai yra papilta. O čia yra žeminiai sukrauti. Oi, nu kas, avižom tai nieka gera. O, avižas sėjom iki naktų. Tai jelkardės tam lauke. Kiek tepalą išliejau be reikalą. Nu, taip be reikalą. Sugulė, o matote. Ir nieka gera neprikūlė. Kai buvo tau diriki čia. Tai suguldė. Žolės perauga. Eik, kas čia dabar? Kas to oro blogai, leidžia vėl orą, aš nesuprantu. Kodėl nelaiko, kas yra blogai? Nu viskas aišku, reikia tą pakeisti, kur susirėkiu yra, nes iš to iš langą dabar iškrito. Vakar laikė, šiandien nebelaiko. O jezau. Ponai ir ponai, sveiki atvykę. Opa! Biški susimetėm, kad jeigu ką, kad ištrauktų. Kvepia. Nes jūra šalia. Čia buvo urgiai. Nu, patrašta jau gerai. Čia turim pupas juodas, nuėdavusios. Auč. Skilėtas visas. Nu ir avižas. Irgi pagulusias. Reikia biškį mišinę pataisyti. Porą maišų. Tai yra, nu toks mišinys, man tik reikia įsemti 3 maišus avižų ir 2 maišus grikių. Nu tai tą. Tom ir užsiėmam tada, ne? Ką, turim viską, kiek reikėjo. Važiuojam. Padėsim užpilti ir viskas.